Oi, greičiau nekantrauju. Nepertak. Taigi, tupėdama visai netyčia išgirdau, kad rašytojas, kurio virtuvėje aš gyvenu, parašęs daug įdomių knygų vaikams. Kvailos istorijos, trumpos istorijos, dingęs paveikslas. Tai bent. Knygoje Braškių diena yra labai įdomi istorija apie dainininką, ne bet kokį, o dainininką Paršelį. Vadinasi, ir Paršai yra labai svarbus, jei nedžiumus rašytojas apie jas rašo. Mat pasakė naujiena jau seniai Pelių karalystėje apie tą istoriją kalba. O tu tai istoriją apie dainininką skaitei? Ne, neskaičiau, bet savo kamputyje girdėjau, kaip rašytojas kalbėjo. Tai va, miesto pakraštyje, gražiame namelėje gyveno Paršelis. Jis labai mėgo dainuoti. Dainuodavo jis kiaulišku balseliu, bet labai tyliai, tiesiog savo malonumui. Paršelis nenorėjo, kad kiti šaipytųsi iš jo dainavimo, todėl dainuodavo tik namie, pats sau pritardamas pianinu, lavindamas balsą ir repetuodamas pačias sudėtingiausias operų arijas. Tai naujiena, lėkiu šias knygos skaityti. Palauk! Ar žinai, kokios tau knygos reikia ieškoti? Oi, ne. Štai, žiūrėk, Kęstutis Kasparavičius, Braškių diena, 58 puslapis, kitoje pusėje Paršelis nupaišytas, grojantis pianinu, pats rašytojas nupiešė. Sudie, kaimynėlė. Sudie, gero skaitymo linkiu. Bet ar tai galima vadinti dainavimu? Argi Paršelis gali prilygti giesmininkės lakštingaloms arba naktinių serenadų atlikėjams šunims? Argi Paršelis gali prilygti galingais bosais baugiantiems jaučiams arba įmantriai kniaukiančioms katėms? Tik pamanyk, jis net išmoko italų kalbą, protingas, žino, kad patys tikrieji operos solistai dainuoja tik itališkai. Sole mio, 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 sole mio,
Laba diena, gal galėtumėt man pasakyti, kas čia ką tik dainavo? Aš irgi girdėjau, kažin kokius garsus, bet jie sklido iš kaimyninio namo. O aš įsitikinęs, kad dainavimas sklido kaip tik pro šio namo langus. Matyt, čia kaltas Kesvys, gal jis atnešė garsus iš tolimos lentpjūvės. Aš esu operos teatro direktorius ir atskiriu elektrinio pjūklo garsą nuo belkalno, o be to turiu labai gerą klausą, kurią kai kurie išmanantys žinovai vadina absoliučia. Tiek jau to, tai buvau aš. Man labai stiprų įspūdį padarė jūsų aukšto registro trelės, apačiatūros, melizmas, grupetai ir mordentai, sodras, vidutinio registro fortissimo ir gilų žemo registro vibrato. Tokį puikų balsą kaip jūsų turėjo tik legendinis Aksominis, mano senelis. Deja, jis dainuodavo giliai po žemę ir nedaug gal teko laimė jį išgirsti. Ak, nejaugi jūs kalbate rimtai. Tiesiog neįtikėtina, kokių vokalo aukštumų gali pasiekti tikras talentas. Tai vis dėl nuoseklaus ir įtempto darbo. Taigi, norėčiau jūs pakviesti dainuoti mūsų teatre. Dievulėli, ar aš tik nesapnuoju?